paleisi, bus tada skambėsi, sakysi, Karoli padėk. Aš taip švelniai noriu. Norai geri pas patį, bet matau nesigauna. Toks, žinai, ir primena auklėjimo priemonė. Čia turėtų lengvai nusimti. Bus dar viena žoliapjovė į gyvenimą paleista. Au! Kažkas buvo likę, raktas gal. Ir litagras daivysi. Čia yra žoliapjovė. Ar tu pjauni šieną? Šienapjovė. Ką pjauni? Šieną ar žolę? Žolę pjauni. Kas yra šienas, kas yra žolė? Dabar aš galvoju, mums vilkimo sija ar netrukdys? Iš tikrųjų, tamsta, tai galit su manim dažniau pasivažinėti. Tik pafilmuotume tokių vaizdų. Nenuviliok mūsų medijos žmogaus. Klausyk, man tai pirmi kartai prieš kamerą, aš tai jaudinuosi, žinok. Man blogiau buvo. Op, biškį pavažiuojam į priekį. Gerai, sustok ir dar truputėlį pakelk. Gerai. Kol kas gesink. Čia kaip pirmas kartas labai nedrąsu. Kronė yra tos gamintojas, kuriam reikia mažiausiai galios. Tiek žoliapjovei, tiek peresui, grėbliui ir visiems kitiems. Pavaža yra reikalinga, kad pakeltume jovimo lentą aukščiau ir ji visa nediltų, o diltų tik tai pavažos. Jeigu aukščiau pakeltum, tai tada matytųsi apačia labiau. Tiesiog opcija yra gamykliškai ateina 2 pavažos. Jeigu norite daugiau, tai reikia užsisakyti. Čia galbūt netgi ir dėl kaimyno, kad va pas mane visą sudėta, pas tave tik 2, žinai. Tai esmės tai nekenčia. Tada susitepė ir rieda ilgiau, ne? Tai va, yra tokių klientų, kurie tiesiog paleidai, parodai, išvažiavo ir niekada nieko nebedaro daugiau. Turi mano numerį, susiskambina, žiūrėk, atsitiko kažkas. Taigi sakau, aš tau sakiau, tau rodžiau, čia sugedo ir taip toliau, reikia žiūrėti ir taip toliau. Ai, atvažiuosit, viską padarysit. Tada išeina tokių kalbų, kad ai, čia nekokybiška, nelaiko ir taip toliau ir taip toliau. Tai va. O jeigu taip jau sukonkretint, tai dylančios detalės yra ko gera. Labai priklauso nuo laukų. Jeigu klientas dirba laukuose, kurie yra atsėtiniai, tai vėlgi ta technika tarnauja kitaip. O taip reikia žiūrėti, ką darai, ne? Va, realiai dėsim šitą į galą formatuvą. Tai vieni deda, kiti ne. Nededa realiai vien dėl to, kad jį iš tikrųjų nulaužė, tai nulenkė ir paskui būna. Tai paskiau nuimsiu, nulenksiu. Nežinau, kiti sako, nemontuok net iš karto, žinai. Formatuvas yra atmesti masę į vidurį, kad kai važiuosi kitu ratu, ratas masės nesumiktų, sakykim taip. Va. Vieną turim. Taip, bandom dėti. Čia reikėjo pavalyti. Šiaip aš visiems rekomenduoju padirbus kažkiek laiko truputėlį varžtu šitos pasitikrinti, nes vis tiek yra dažų sluoksnis didelis. O kodėl tu paleidai iš karto? Blemą galvojau. Galvojau. Atleis man. Tai atleisti atleidžiu, bet tu neskubėk taip. Nes gerai, kad palaikiau dar. Ką darom su formatuvu? Sukam? Sukam. Aš taip švelniai noriu. Norai geri pas patį, bet matau nesigauna. Šiaip irgi, pavyzdžiui, iš praktikos ten teko man irgi iš kelių įmonių, pirkti ant tos produkcijos, dar kažkas. Vienų politika, žinai, atvežė, pats išsikrauk ten, knygelę davė, čia pats tipo pasidaryko, pavyzdžiui, kai va su Litagra, žinai, kad ir nedarbo metu, žinai, Karoli, žinutę parašai, čia viskas normaliai, žinai, visą kažkokį atsakymą gauni, dar kažkas, tai toks, tikrai aukšto lygio, sakyčiau, su kuo teko susidurti. Litagras daivys. Tik reikia prispaust, biškį galbūt. Aš atsisės galiu. Gerai, kad tu gali. Va, beveik ir įėjo. Nusėskis.
Tai atsisėdęs. Tai kad kažkaip Palauk kitos pusės. Blemba, va pusryčių žmona nepadarė. Čia nesulūš. Vasaromis tai aš pagrindė asmeniškai dirbau su kronė technika. Kada baigėsi pašarų ruošimo sezonas, tai tada dirbau traktoriai, New Hollandai ir krautuvai teleskopiniai JCB. Tai vat tokie ir darbai. Sinchroniškai rankos dirba. Dabar mes sumontavom formatuvą. Jo, jis turi taip lankstytis ir jis netgi dar daro ir va taip va dar. Va. Jeigu sutinka kliūtį, kad iš karto nenulūžtų. Bet operatorius, jeigu galūlaukiai kažkur prie miško sukasi, nepastebi ir būna nulinko. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Dabar realiai peiliukai, ne? Galbūt reikėtų vis tiek tau parodyti, kad žinotum, kas čia kaip yra su peiliukais. Dabar yra tokia rankena. Va, raktas. Prašau. Toks, žinai, ir primena auklėjimo priemonė. Diskai. Sukimosi kryptis. Visada kraštiniai sukosi į vidų. Va, galime pamatyti. Ir tiesiog vieną kraštinį sukam ir matom, kaip jie visi kiti likę sukosi. Tai va, dabar raktas yra naudojamas peiliams išimti arba įdėti. Tai va, tiesiog dedamas raktas, jį reikia sukišti iki galo, kad išlistų. Būtinai, ne taip kažkaip, ne dar kažkaip, o reikia, kad va lygiai, va taip sulistų, atsiremtų čia ir čia išlistų. Atsisukat į centrą ir va, matai, šoka. Tai va, negerai įdėjau. Va, išimk. Va. Peilis turi kryptį. Kryptis yra tokia. Jeigu vieną pusę nudyla, apsukam, apverčiam. Kaip ir kita. Nu va, pasižiūrėjau. O taip sukasi, apvertim. Vis tiek taip atsukasi. Cirka, ne? Ant kiekvieno peilio yra kodas. Tai 889 ir gali būti 888. Tai va. Dabar peilės, matai, čia yra tokia žyma, brūkšnys. Kada išsinešioja nuskilė iki brūkšnio, tada ant peilį reikėtų jau pakeisti. Nu, vat pasižiūrėk, matai, rodiklio. Viena čia eina, kita eina ten. Ir vėlgi yra žyma ir iki jos išsidėvi, rekomenduojama keisti. Gamintojas teigia, peiliai yra negalandami, bet aš žinau, kas pagalanda. Aš nežinau kaip kas, bet man kiek sakė, yra klientai, tai originalus peiliukai pakankamai ilgai atlaiko. Ir kas pjauna pakankamai ilgai, tai 200 hektarų, sakė, sočiai būna peiliukų komplekto. Tai va. Bet čia vėlgi priklauso vėl nuo laukų, nuo akmenų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Čia turėtų lengvai nusimti. Dažai geri. Dažai geri. Bertą reikia pasimti. Visada reikia bertą turėti. Bertutė. Tai va. Grįžtant prie peilių, čia yra vat varžtas, kuris yra keičiamas. Irgi jis išsinešioja, išdyla, jį irgi reikia keisti. Kiek ketini per sezoną nupjauti? Panašiai. Šį sezoną gal 20-30? 20-30 hektarų. Ne, 20-30 hektarų. Tai čia tau, žinok, dar ilgai užteks, tai va. Kaip reiks, jau būtų pamiršęs. Jo, galėsi vėl, kaip sakai, paskambinti ir paklausti, va. Čia yra disko matmuo. Jeigu kažkada keistum diską, jie būna nevienodi. Tai va, yra numerys ant disko. Tai yra matmuo nuo šito galo iki šito. Būna jų ilgesnių, mažesnių ir taip toliau. Čia yra apatinis. Ilgainiui atsiranda metalo nuovargis, būna lūžta šitą vietą, bet čia kažkada vėliau. Tai va. Dabar va, yra kelmelis, matai, ir yra įkalti tokie kaiščiai. Tai va, tau yra įdėta kaištelių atsargai. Tai va, diskas, pavyzdžiui, kai sukasi diskai, ne, ir
kažkur atsimuša į kliūtį. Yra kaiščiai, va tokie į vidų įsikala vienas kitas ir nukerta. Ir čia yra veržlė ir yra sriegis. Ir tas diskas atsisuka ant to sriegio ir į viršų sukyla. Ir realiai visi sukasi, o vienas ima nebesisukt. Ir jis būna aukščiau pakilęs. Tai va, tai tada reikia atsukti varžtai, iškalt seni kaiščiai. Čia yra raktas veržlį užsukt. Tiesiog liks ruožas, nenupjautas. Tai taip, nedapjautas liks ruožas. Tai jau kai taip atsitiks, tai ko gero kažkas atsitiko. Būna, Susimastyk. jo, susimastyk žmogau, tai ženklas. Būna taip, kad iki galo nenukerta apsauginio kaiščio, jį tiesiog įkerta. Tai tada būna, kad diskas truputėlį iš šono susisuka. Tai va. Vėlgi, jeigu pasikeltum tentą ar matytum, va taip atsukęs, kad nes matai, jie taip eina vienodai, taisyklingai. Ir jeigu vienas truputėlį yra šone, tai ko gero yra įkirstam apsauga. Tai va. Kaiščiam reikės įsigyti tau išmušėjai, iškalt komplektai, pas mus Litagro yra jų. Dabar žiūrėk, matai, atkreipiai dėmesį. Atsukasi. Jo. Ir kelmai yra kairinis ir yra dešininis. Čia yra dešininis. Iš kur žinau, kad yra dešininis? Ant kairinių šitoje vietoje yra toks rantelis ir ant veržlės yra rantelis, nužymėjimas. Kairinis tai reiškia į kitą pusę sukasi. Manęs dažnai klausia, yra lentoj alyva, ne? Ir klausia, kada yra alyva keičiama. Šiaip alyva yra kaip ir nekeičiama, tiesiog reikėtų jos lygį pasitikrinti. Čia vat yra varžtas, tai reiškia, kada lenta yra lygiai ir taip, atsukus tą varžtą turi truputėlį varvėti alyvą. Jeigu atsitiktų kažkas, kad reikėtų viduje remontuoti, tai alyva faktas yra keičiama. Kiek yra diskų, tiek telpa litrų alyva. Vat netgi yra numeriai peilių. Žiūrėkite, 889, kairinė ar dešininė. Atsargai visada dar būna įdėtas vienas komplektas. Tai realiai tavo tokį žolį, tai čia nežinau, kiek užteks laiko. Vis to pataikyk, man kartais problemos būna. Vien problemos. Nu, baisu. Taip, tai tada mums lieka tentą sumontuoti. Ir turbūt išvažiuosim į laukus. Būna, bent jau man kiek pastoviai sako klientai, tai būna, kada išvažiuoja į kitus laukus, kur yra nežinomos vietos, ne? Ir sako, važiuok drąsiai, čia niekada nieko nebūna. Ir tas, sako, drąsumas iš karto pasibaigia, tai pagauni kliūtį. Tai va. Paskui reikia remontuotis. Technika vėlgi yra nauja, jinai kainuoja daug, detalės irgi atitinkamą kainą turi ir viskas, žodžiu, tada susideda. Tada kaltų nėra. Nėra kaltų. Tai reikia apsukti tik tai, ne? Reikia apsukti. Tada tu į mano galą, aš tavo, ne. Jo, tai šita apsauga yra reikalinga tam, kad darbo metu įkliuvęs akmenukas, kurmiarausiai nekiltų į viršų, nekliūtų į langus, ten dar kažkur tai praeivių nebus pievai. Nors, ką gali žinot, taip, kas nedirba, tas neklysta. Bet kai dirbi, pasitaiko, ne? Ir yra kabliukai, va tokie, matai? Štai čia. Dirželiai. Jo, dirželiai, net jį pasakiau. Ir juos reikėtų prikabinti. Prašymas būtų labai jų neužspaust, kad turėtų laisvumą. Ne, čia irgi buvo, kai vasėjau žolės atsieini, važiuoju, liktis byra, pasirodo, buvo užsikirto špūlė, tai pusę hektaro tuščiom važiavau. Nieko nesivarstęs. Nežinau, kodėl yra kaip taisyklė, kai paleidžiu naują techniką, tai visada paleidimas būna prie lauko kažkokio, ne? Tai yra prie kelio, ne? Ir aš sakau klientam, tai nauja technika būna, visokių niuansų, davai varam kažkur, nebūtinai turi būti prie kelio. Tai paskui, kai gaunasi rezultatas toks, negu kokio tikėjosi, tai vėl būna blogai. Ai, va, matai, naujas ir negerai ten kažkas. Tai vis tiek. Prisukti reikia. Ja.
kaip čia taip liko? Raktus pasiėmiau, o neprisukti dar. Čia kišeniai buvo. Kas yra numatyta gamintojo, tą reikia naudoti. Paskui, kai pradeda taikyti tai, ką randa, būna blogai. Ir sako, tada nekokybiška, nelaiko, ten taip tada. Tai šitą žoliapjovę turi dar vieną apsaugą. Tai ji yra čia. Šita apsauga yra mechaninė, kada pjovimo lenta sutinka kliūtį, čia iššoksta saugiklis ir jinai atsilenkia atgal. Tai va. Tada norint, kad ji iššoktų į vietą, tiesiog reikia pavažiuoti į galą ir tada sušoka saugiklis. Tai va. Suveržimas pagal vadovėlį, kiek atsimenu, apie 8 cm yra. Nuo čia iki veržlės. 8 cm. Jeigu atsitiktų taip, kad labai jau nuolatos tau sudirba apsauga, šokinėja, tada reikėtų truputėlį suveržti. Tai va. Bet šiaip problemų šitą vietą kaip ir nebūdavo. Tai žoliapjovės kampą vėlgi galima keisti, perdedant į kitą vietą, tai labiau susisuktų tada. Kam to reikia, jeigu traktorius turi šitoje vietoje išdilimų, išsinešiojimų, sakykime, tai tada geometrija nebetinka ir reikia iš čia pareguliuoti. Bet realiai, nežinau, būna viskas sudėta, kaip ir nebūna problemų kažkokių. Tai va. Dabar paimk tą kardoną, nuleisim žemyn ir bandysim jungti darbinį velną. O kaip sumovėm? Liktais buvau užfiksavęs, blemba. Bet tai klausyk, tai čia menki bairiai, supranti, ko čia galėjo pasibaigti paleidimas mūsų. Mes ją pabaigiam surinkti, sumontuoti visą ir dabar prasukom. Pabandysim į laukus išvažiuoti. Dabar žiūrėk, paprastas toks reikalas. Matai, nuleidai, ne? Ja. Ir dabar net neužsifiksavo šitą vietą, ne? Kaip tu galvoji, darbo metu tai įtakos, ne? Tai reikėtų tau truputėlį įtariu pakabą paleisti. Ne, paleist. Žemiau biškį. Nu va, kažkas tai tokio. Dar biškį paleist. Ne, čia turim... Čia dabar aš žiūriu palei rodiklę, kad... Biškį dar paleist. Davai, jung. Jau, važiuok. Bus dar viena žoliapjovė į gyvenimą paleista. Au! Kažkas buvo likę, raktas gal. O ką ten žinosi? Va, galim. Jūs klausėt, kam reikalingas yra formatuvas. Tai va, matot, atmetam žolę. Paskui kitų važiavimų, kai važiuos traktoriaus ratas, kad važiuotų šonu. Va šitoj vietoje nėra formatuvo ir meta jau prie pat. Taip, čia laukas iš tikrųjų nėra lygus, čia yra sudėtinga būtų ir sureguliuoti šitą techniką paleist, nes vat iš čia matosi tokie yra vingiai, kauburiai. Ir sureguliuoti teisingai žoliapjovę yra iššūkis pakankamai. Lengviausia būna, kai laukai atsėti būna lygus, atsėtas laukas, lygumo ir tada labai puikiai susireguliuoja viskas. O čia bus iššūkis. Ko čia tik nėra jo pievai. Tikra lietuviška pieva. Ir gėlyčių, ir ko tik nori. Įtariu, kai toks laukas, tai tas aukštis, žinokit, visai gal ir neblogas. Gal biški ir va. Vokiški dažai matosi iš karto, matot? Pakrikštėjo, nubraukė. Šitas jo bus atminimai. Bet su šituo mes galim ir apsaugą pratestuoti. Tai va, dar vienas krikštas. Štai, sako, pas mane laukai va.
jokių akmenų nėra. Nu, čia dažus visus paliksi. Aš galvoju, aukštis čia labai geras, nes šiaip akmuo, tai vat, aišku, toks akmuo nieko nepadarytų jai, praslystų jis, bet jeigu būtų jis va toksai, tai galimai kažkur atsiremtų, apsauga suveiktų, bet... Čia tau pats pirmas įspūdis, kur eina tavo dažai. Ten černų papildo. Ne, tai šitą lauką aš galvoju net smulkinsiu, aš specialiai atvažiavau čia, žinai, kad ten Tu jums... manęs klausai, kokiu greičiu važiuota, ne? Tai pats, kaip galvoju, kokiu galėtum lėkti čia greičiu? Tai tiek, kiek važiavau. Tai įtariu taip. Tai va, gerai, žodžiu. Aukštis, nu, iš tikrųjų čia yra ganėtinai per aukštai, bet esmė yra kokia? Esmė, va čia, va, pavyzdžiui, akmenys ten išknysta yra šernų. Dabar, matai, va, yra, kada nupjauna, yra tokie vingiukai. Matai? Lieka tokie. Bangos. Nu, bangos, sakykim, taip. Tai reiškia, truputėlį reikėtų mum įtempt. Gal ir dėl reliefo, bet turėtum biški švelniau nupjauti. Toks biški kaip ir... Aš kaip ir sakiau, šitam laukė sureguliuoti bus, žinok, reikalų. Yra geresnis laukas, biški. Tiesesnis. Tai gal varom į tą, ką? Nu, žinai, čia, kad tiesus būtų, tai čia, žinai, dar turi įdėti. Nesupras, daug darbo. Nu, čia, žinok, nu, parodys video, sakys, ką čia paleidai, blėt. Ne, tai varom ten tas laukas yra. Varom gal. Nu ir va, galim pasižiūrėti, kaip padilo paužas mūsų. Nu va. Jau lipduko nėra. Kas? Jau lipduko nėra, jau vat pradeda dilt. Ir čia kai pagauna tokių akmenų, tai irgi reikalai. Davai, važiuok. Kojas atgal. O, žemogį turi. Tai sakau, čia tikra pieva, tikra lietuviška pieva. Taip. Dar kel, dar biškį. Čia daug maž lygiai dabar, ne? Dar... Ne, tai kad žemyn, tai nieko, dar prikel. Dar gali? Neina, patalokas. Visą iškėlį? Nu, pabandyk taip papjauti. Aukštis tai realiai agronomo jau čia turėtų būti, nes žinau, aš tik tai žinau iš agronomijos pagrindų, kažkada teko mokytis, kad atitinkama kultūra, atitinkama aukščio reikalauja. Dobilai, pavyzdžiui, licerna, vėl ten yra atitinkami aukščiai. Tai barintas žino, kaip reguliuojasi aukštis, taip kad ir reguliuojasi. Čia taip pat kaip ir sėjimo būna gilis, realiai agronomo. Tai vieni varo giliai, kiti vėl ir taip toliau, kultūros atitinkamos. Žemė, taip, be abejo, be abejo. Paleidimas kaip ir pavyko sėkmingai. Į laukų, į pievą išvažiavam, išbandėm, sukasi, dirba, pjauna. Dėl reguliavimų kliento valia, aukščiau ir žemiau. Deja, nepasisekė apsaugų parodyti, kaip veikia, bet vilties yra.